Labas rytas, gerbiami klausytojai, žiūrovai. Vėl šiandieną mes susirinkome drauge šią sabatos dieną pagarbinti viešpatės, drauge panagrinėti temą viešpatės žodį, dvasinė duona, kurią viešpats mums paruošė šiandieną. Todėl noriu pasveikinti visus su šventa sabatos diena, šiuo nuostabiu laiku, kuomet mes vėl visi drauge nepriklausomai nuo to, kur esame, kokiose sąlygose, kokios aplinkybės mūsų gyvenime, mes visada galime susikaupti ir pašlovinti Dievą viešpatį, pagarbinti šią sabatos dieną. Taigi, sveikindamas jūs visus dar sykį, noriu pirmiausia pakviesti maldai, kad mes susikauptume ir paprašytume viešpatės ramybės ir pagalbos. Nulenkime mūsų galvas. Gerasis mūsų dangaus tėve, kreipiamės į tave mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus vardu ir dėkojame, kad šventoji dvasia užtaria mūsų maldas, kad pateikia ne kaip žmogiškas, nuodėmingas, silpnas, bet jos yra sumaišytos su viešpaties malda dangaus šventykloje. Dėkojame, kad viešpats yra mūsų vyriausias kunigas, mūsų užtarėjas, mūsų gelbėtojas. Ir šiandieną mes šloviname dangaus tėvę tave už visas nuostabias dovanas, už malonės laiką, už ramų taikų dangų virš mūsų, kad turime dar taikų gyvenimą mūsų žemėje. Šloviname ir dėkojame tau viešpate už ramybę, kuri atėjo sabatoje, kurią tu dovanoji kiekvienam geros valios žmogui, ieškančiam tavo malonės, tavo ramybės. Ir meldžiam viešpate, palaimink šį mūsų susitikimą, kad ryšys būtų geras, kad žmonės galėtų girdėti, kad galėtų suprasti, suteik išminties ir ramybės kalbančiajam perteikti žinią, kuri paruošta, kurią šventoji dvasia įgalino šiandieną perduoti. Meldžiu dangaus tėvę, kad mūsų malda būtų priimtina tavo akivaizdoje tik per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Tik jo nuopelnų dėka, tik jo teisumo, mes neturime savo teisumo jokio. Todėl prašome dangaus tėvę, būk mūsų svečiu, palaimink kiekvieną, kuris klausosi, kuris stebi, kuris žiūrės. Tebūnie tavo vardas pašlovintas ir suteik savo ramybės ir palaimos kiekvienam klausančiam prisijungusiam. Dėkojame tau už išgirstą maldą Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi, gerbėmieji, mes tęsime mūsų jau pradėtą prieš 2 sabatas pradėtą temą. Visos tos temos pavadinimas yra mokytis girdėti viešpatį. Ir aišku, kiekvieną kartą mes prisimename, kad viešpatės mintis, viešpatės žodis yra šventame rašte, Biblijoje. Todėl ir viešpats skatina mus skaityti, mokytis, pritaikyti Dievo žodį mūsų gyvenime. Tačiau mes kiekvienas susidurime su įvairiomis mintimis, kurios kyla žmogaus galvoje. Ir štai šiandieną aš kviečiu susikaupti būtent ties šią temą, tai yra mintis. Šventame rašte atsiskleiskime psalmių 19 skyrių, 19 psalmė 15 eilutė. Štai, kas turi šventąjį raštą, kviečiu atsiskleisti 19 psalmė 15 eilutė ir štai, ką psalmistas rašo. Tegu tau patinka mano žodžiai ir mano mintis, viešpatie, mano uola ir mano atpirkėjų. Taigi, psalmistas aiškiai išreiškia svarbą
tų minčių, kurios yra žmogaus galvoje. Ir skaitant šventąjį raštą, mes suprantame, kad dėl nuodėmės žmogus prarado tą panašumą, kurį jis turėjo iki nuodėmės. Tai yra, žmogus buvo sukurtas panašus į Dievą, pagal Dievo atvaizdą. Bet dėl nuodėmės tas Dievo atvaizdas žmoguje yra iškreiptas. Tačiau dėl savo begalinės beribės meilės viešpats Dievas suteikė žmogui visas galimybės, kad vėl įgytų šį prarastą Dievo atvaizdą. Apaštalas Petras rašo, perskaitykime, atsiskleiskime 2 Petro laiškas, 1 skyrius, 2 Petro laiškas, 1 skyrius, 3 eilutė sako, jo dieviška galybė padovanojo mums visą, kas praverčia gyvenimui ir maldingumui pažinimu to, kuris pašaukė mus savo šlove ir jėga. Taigi, būtent tam tikslui, kurį mes minėjome, kaip šventoji dvasia atkuria žmoguje prarastą Dievo atvaizdą, Dievas padovanojo visą, kas reikalinga tam darbui atlikti. Ir šventoji dvasia tobulina žmoguje Dievo atvaizdą. Tokiu būdu visi, kas paklūsta šventosios dvasios vedimui, vadovavimui, tampa viešpaties vaikais. Laiške romiečiams 8 skyriuje apaštalas Paulius išreiškė, kad visi vedami Dievo dvasios yra Dievo vaikai. Ir pati dvasia liudija, kad esame Dievo vaikai. Toliau aš kviečiu jūs atsiskleisti labai įdomų tekstą. Apaštalo Petro 1 skyrius. 1 Petro laiškas ir 1 skyrius, 13 eilutė. 1 Petro laiškas, 1 skyrius, 13 eilutė, štai kokią mintį mus perduoda. Todėl susijuose savo dvasios strėnas, būkite blaivus ir visiškai pasitikėkite malonę, kuri bus jums suteikta, kai apsireikš Jėzus Kristus. Na, iš tikrųjų, turiu prisipažinti, skaitant tokią mintį, galvoje kyla mintis, apie kokį blaivumą čia apaštalas Petras kalba. Juo labiau, kad jisai panaudoja štai tokią metaforą, tokį palyginimą, tai yra dvasios strėną susijuosti. Na, susijuos paprastai mes galime kažkokiu tai diržu. Tai įdomu, kas čia tokio, apie ką apaštalas Petras čia kalba. Čia apaštalas Petras būtent ir atskleidžia, kas yra to praktiško blaivumo, nes mes suprantame, kad Kristaus mokinys tikintysis nevartoja jokių svaiginančių gėrimų ar kažko panašaus. Taigi čia gali būti kalba tik tai apie tai, kokį simbolį apaštalas Petras įdeda. Ir štai va to praktiško blaivumo esmė yra būtent tai, kad žmogus kontroliuoja savo mintis. Tai yra neprileidžia į sąmonę blogas mintis arba neleidžia jiems ten užsilikti. Ir kita vertus, pozityviai koncentruojasi ties geromis mintimis ir nuo jų neatsitraukia. Tai yra ta praktiška blaivumo esmė. Kodėl tai svarbu? Todėl, kad šventame rašte yra labai aiškus pavyzdys, ir mes jį toj pat atsiskleisime, kuris parodo, kad mintis yra visko pagrindas. Mintis yra mūsų veiksmų ir mūsų žodžių pagrindas, nes žmogus pirmiau negu atliktų kažkokį tai darbą, veiksmą ar ištartų žodį, tai pirmiausia jo galvoje kyla mintis. Ir toliau mes šitame pavyzdyje, kuris parašytas Jozuės knygoje, kviečiu įskleisti Jozuės knygą,
Taigi atsiskleidžiame Jozuės knyga, 7 skyrius. Jozuės knyga 7 skyrius. Taip. Ir ten mes perskaitome istoriją apie Achaną. Jozuės knyga 7 skyrius. Ir skaitome nuo 19 eilutės. Tada Jozuė tarė Achanui: mano sūnau, garbink viešpatį, Izraelio dievą, šlovink jį, pasakyk man, ką padarei, nieko neslėpk. Skaitome toliau. Achanas atsakė Jozuei: taip, nusidėjau viešpačiui Izraelio dievui. Štai ką padariau. Ir dabar aš kviečiu jūs, gerbiamas klausytojų, pastebėkite atidžiai, kaip Achanas išreiškė tai, kas įvyko. Pažiūrėkite eigą. 21 eilutė sako: pamatęs tarp grobio gražią skraistę iš Šinaro, reiškia, pirmiausia jis pamatė 200 šekelių sidabro ir 50 šekelių sveriantį aukso luitą, užsigeidžiau juos turėti ir pasiėmiau. Taip, tai kas įvyko? Mintis pirmiausia, kuri perėjo į širdį, tai yra jausmų centrą, ir galiausiai vyko veiksmas. Ir galiausiai Achanas sako: dabar jau užkasti žemė, mano palapinė susidabro po skraiste. Labai aiškiai matoma iš Achano žodžių šios pakopos, kuris paėmė kažką tai iš to, kas buvo aiškiai viešpaties įsakyta neliesti. Ir tik tai po to, kai Achanas buvo demaskuotas, priverstinai išpažino savo nuodėmę. Taigi ši istorija labai aiškiai mums parodo, kaip svarbu kontroliuoti kiekvieną mintį, nes ji žmogaus charakterio formavime yra visų veiksmų pagrindas. Na, dabar, kad šią mintį mes galėtume paremti, šventame rašte yra labai aiškus nurodymas, tai mokymas, tai yra Mato Evangelijos 6 skyrius. Kviečiu atsiversti mūsų viešpaties žodžius, perskaityti Mato Evangelijos 6 skyriuje. Ir ten skaitysime nuo 22 iki 23 eilutės. Viešpats tarė: kūno žiburys yra akis, todėl jei tavo akis sveika, visam tavo kūnui bus šviesu. O jeigu tavo akis nesveika, visas tavo kūnas skendės tamsoje. Taigi viešpas irgi mus moko Naujam testamente, kaip ir Senajam testamente, kad būtina kovoti su blogomis, nešvariomis mintimis, nes su tokių minčių vaisiais, su nuodėmingais jausmais ir veiksmais kovoti yra žymiai sunkiau. Piktą reikia sunaikinti šaknu. Šakuose arba vaisiuose labai sunku arba neįmanoma išnaikinti. Žmogus, kurio širdis pavergta kokios nors minties, jau dėja yra tos minties vergas. Jo protas jau yra bejėgis trukdyti jo išpildymui, nes širdis, pabandykime biblinę prasme, biblinę kalbą kaip jausmų organas, gyvybės centras yra pavergtas tos minties. Kokį pavyzdį mes čia galime prisiminti? Jeigu mes pagalvotume apie žmonės, kurie dėja mūsų liūdėsiui vartoja alkoholį, yra priklausomi nuo alkoholio, tai labai dažnai tokio žmogaus protas supranta kenksmingumą, nereikalingumą to alkoholio ar kažkokios kitokios medžiagos. Ir vis dėlto dažnai protas veltui, tokio žmogaus protas veltui protestuoja prieš nereikalingą ar kenksmingą alkoholio vartojimą, nes jos jausmai širdis yra dėja šios ydos nelaisvėje. Norėčiau pakviesti, gerbiamas klausytojų, pasižiūrėti į vieną Biblijoje parašytą istoriją, žmogaus istoriją, žymaus žmogaus Biblijoje istoriją, kuri šiek tiek taip pat padės mums pamastyti apie tai, kaip mums atskirti, kaip žmogų atskirti, kokios mintys yra iš viešpatės, o kokios ne.
Ir ši istorija yra apie Samsoną. Kviečiu suskleisti šventąjį raštą Teisėjų knyga, 14 skyrius. Teisėjų knyga, 14 skyrius. Ir štai šiek tiek pasižiūrėdami į Samsono istoriją, mes pamėginsime pasižiūrėti arba aptikti, iškristalizuoti tokias pagrindinės charakteristikas, kurios apibūdina mintis iš Viešpaties ir tuo pačiu padeda atskirti mums, o kokios mintys yra ne iš Viešpaties. Taigi, skaitom 14 skyrius nuo 1 eilutės. Kartą Samsonas nuėjo į Timną. Būdamas Timnoje pamatė mergaitę tarp filistinų moterų. Sugrįžęs pasakė savo tėvui ir motinai: Timnoje tarp filistinų moterų pamačiau mergaitę. Prašyčiau gauti ją man žmona. Tėvas ir motina jam sakė: argi nėra mergaitės tarp tavo paties giminių, ar visoje mūsų tautoje, kad turėtum imti savo žmoną iš tų neapipjaustytų filistinų. Bet Samsonas atsakė tėvui: gauk man ją, nes ji man patinka. Jo tėvas ir motina nesuvokė, kad tai atėjo iš Viešpaties. Jis ieškojo dingsties prieš filistinus. Tuomet filistinai valdė Izraelį. Na, šitas pirmoji dalis šio pasakojimo parodo, kad mintis, kurie atėjo Samsonui, nebuvo iš Viešpaties. Kokia prasme jos nebuvo, kai nebuvo iš Viešpaties? Na, pirmiausia, tokia prasme, kad mintis, kurios ateina iš Viešpaties, yra Viešpaties nustatytos tvarkos ribose. Dievo žodis moko, kad Dievo vaikui, tikinčiam žmogui, reikia ieškoti vyro arba žmonos tik tarp tikinčių žmonių. Bet šiuo atveju Samsonas keliavo į uždraustą teritoriją savo tikslui pasiekti. Todėl pirmasis skirtumas, aš kalbėdamas šią temą pamėginsiu palyginti, kokios charakteristikos yra minčių iš Dievo, dieviškų minčių, ir kokios yra ne. Kokios yra charakteristikos tų minčių, kurios ne iš Viešpaties. Taigi viena iš charakteristikų yra tokia, kad mintis, kurios ateina iš Viešpaties, jos yra nustatytos tvarkos, Viešpaties nustatytos tvarkos ribose. Tuo pačiu galima būtų pasakyti, kad mintis, kurios ne iš Viešpaties, jos meta iššūkį nustatytai Viešpaties tvarkai. Skaitykim toliau. 5 eilutė. Samsonas ėjo į Timną su savo tėvu ir motina. Taigi skaitome Teisėjų knygą, 14 skyrius. Toliau tęsime 5 eilutę. Prie Timnos vynuogynų staiga jį užpuolė jaunas liūtas. Labai įdomus pamokymas iš šventojo rašto, kuris tikrai yra vertingas ir mums visiems jį labai svarbu įsiminti. Jeigu žmogus keliauja ne Viešpaties keliu, atsiras kažkokios tas kliūtis. Jeigu šioje vietoje ta kliūtis buvo jaunas liūtas, bet mes žinome, kad Viešpas ir tai numatė, ir toliau paskaitysime, kaip tai sprendė. Tačiau mums verta prisiminti, kad visuomet, kada žmogus keliauja savo kelyje, ypač tada, kada eina ne pagal Viešpaties valią, bet kartais ir pagal Viešpaties valią, gali atsirasti kažkokios tai kliūtis. Tačiau, kada žmogus eina pagal Viešpaties valią, Viešpats visada suteikia pagalbai. Taigi pasižiūrėkime, ką tekstas sako. 6 eilutė, toliau skaitome: Viešpaties dvasia apėmė jį, Samsoną, ir jis perplėšė liūtą plikomis rankomis, tarytum ožiuką, bet nei tėvui, nei motinai nepasisakė, ką buvo padaręs. Na, čia matosi dar vienas labai svarbus akcentas, kad Samsonas neglaudžiai bendrauja, pavadinkim šitą žodį,
galbūt su savo tėvais, galbūt net nesitaria, neinformuoja. Mūsų laikais gal pavadinkime nekomunikuoja. Tai yra labai svarbu. Mintis ateinančios iš Viešpaties skatina žmogų bendrauti ir komunikuoti su dievobaimingais žmonėmis. Aišku, pirmiausia, dievobaimingais tėvais, artimaisiais, draugais. Kita vertus, mintis ne iš Viešpaties skatina atvirkščiai trauktis nuo žmonių, kurie pažįsta Dievą, nuo dievobaimingų žmonių, atsiskirti, nes Dievo žodis moko, kad vienybėje yra žmogaus stiprybė, kuomet žmogus yra vienybėje su Dievu, per šventąją dvasią ir su dievobaimingais žmonėmis. Ir tuo pačiu atsitraukus žmogus yra pavojuje. Bet pažiūrėkime toliau, kas įvyko. Po to nuėjo ir pasikalbėjo su ta moterimi. Samsonas buvo ją patenkintas. Praėjo šiek tiek laiko, grįždamas juos paimti, jis pasuko iš kelio pasižiūrėti į liūto liekanas. Žiūri, liūto griaučiuose bičių spiečius ir medus. Prisigrandęs pilnas saujas, jis žingsniavo toliau valgydamas. Atėjęs pas tėvą ir motiną davė jiems ir jie valgė, bet jiems nepasisakė, kad buvo prigrandęs medaus iš liūto griaučių. Kodėl šventame rašte šita tokia įdomi istorija? Ką ši istorija pranešė mums, ko ji moko? Samsono jėga nebuvo žmogaus jėga. Skaitydami 13 skyrių mes atrandame, kad Viešpats buvo numatęs Samsoną kaip įrankį išlaisvinti Izraelį iš vergovės. Tekste mes skaitome, kad jis pradės išlaisvinti Izraelį iš Filistinų vergovės. Ir todėl Samsonas, ir pradžioje netgi mama, kol laukėsi Samsono, pirmiausia, turėjo laikytis Dievo nurodymų ir vėliau Samsonas turėjo laikytis Dievo nurodymų. Taigi Samsonas buvo pašvestas Dievui jau nuo gimimo. Taigi tokie žmonės, apie kuriuos čia kalbama, ir kuriuos ir jo tėvas Manoachas, ir jo mama labai atidžiai apie tai galvojo, kreipia dėmesį, kaip turės būti augintas vaikas, kaip mama taip pat pasiruoš. Taigi jis buvo nazyras. Ir tekstas sako, skaitome Teisėjų knygą 13 skyriuje, tai yra Samsonas buvo nazyras, tai yra pašvestas Dievui. Ir paskaitysime 4-5 eilutės, Teisėjų knyga 13 skyrius, 4-5 eilutė sako: todėl dabar prisižiūrėk. Čia Viešpaties angelas tarė Samsono mamai, kol dar Samsonas nebuvo gimęs. Negerk nei vyno, nei svaigaus gėrimo, nei valgyk ko nors nešvaraus. Taigi pirmoji savybė, pirmoji charakteristika, pirmasis svarbus punktas, kaip Samsono mamai, tėvams, taip ir pačiam Samsonui vėliau, buvo nenaudoti tai, kas netinkama maistui, nei svaigalų, nei švaraus maisto. Antra, nes tikėk manimi pastos ir pagimdysiu sūnų, skustuvas nepalies jo galvos, nes berniukas bus nazyras Dievui nuo pat gimimo. Jis pradės išlaisvinti Izraelį iš Filistinų rankų. Taigi antra charakteristika arba antras reikalavimas buvo nekirpti plaukų. Ir trečias reikalavimas buvo neliesti nieko tokio, kas yra mirę. Arba, kaip Biblija sako, neliesti lavono. Taigi, istorija, kurią kalba Samsono 14 skyriuje, kad Samsonas pirmiausia nuėjo pasižiūrėti liūto liekanas, o ką šioje istorijoje dar simbolizuoja liūtas. Mes jau kalbėjome, kad tai simbolizuoja tam tikrą kliūtį, bet antra prasmė to liūto yra tokia, kad tai yra kažkokios tai mūsų asmenybės ydos,
problemos, kurias, kaip mes skaitome šioje būtent istorijoje, viešpats padėjo nugalėti. Kiekvieną kartą, kai mes einame keliu link Dievo, tai yra atgailaujame, suvokiame savo kaltę, išpažįstame, priimame viešpatės teisumą, priimame viešpatį kaip mūsų gelbėtoją ir vykdome jo įsakymus, jo mokymą, paklustame jam, mūsų gyvenime atsiras tas jaunas liūtas. Kokiu būdu jis atsiras? Tai yra mūsų ydos pradės su mumis kovoti. Jos vėl iškils, vėl mums atsiras kažkokios tai pagundos, problemos. Ir štai šitoj vietoj labai svarbu prisiminti, kad viešpaties dvasia padės mums jas įveikti. Kokiu būdu padės įveikti? Tai yra užmuštą liūtą. Sunaikins. Ir tuomet ši istorija moko, negrįžkite prie užmušto liūto. Negrįžkite iš naujo pasižiūrėti, patikrinti, apgalvoti ar dar kažką tai, pamastyti apie tai, kas jau viešpatės yra sunaikinta. Tai yra labai svarbus principas. Tai, ką mūsų gyvenime viešpats sunaikino, užmušė, ištrynė, nebegrįžkime prie to niekada, jokiais atvejais. Štai čia Samsonas padarė dar vieną svarbią klaidą. Ir čia dar viena svarbi charakteristika, jeigu taip galim būtų pasakyti, kaip atskirti mintis, kurios yra iš viešpaties, kurios ne. Tai yra tai, kad mintis iš viešpaties nukreipia žmogų dieviško tikslo link. Tai yra žmogaus pateisinimo, žmogaus šventėjimo keliu. Kita vertus vėlgi atvirkščiai. Mintis, kurios ne iš Dievo, atitraukia žmogų nuo Dievo tikslo. Dievas turėjo tikslą Samsono gyvenime, kad kaip parašytas Samsonas pradėtų išlaisvinti Izraelio tautą iš vergovės, arba jeigu mes perkelsim tai iš simbolinės, sakykime, prasmės į mūsų praktinį gyvenimą jau Naujam testamente. Senam testamente tai buvo tiesioginė kalba. Mes galime tai pritaikyti simbolinę prasme. Tokia prasme, kad mūsų gyvenime taip pat yra įvairiausių problemų. Kažkokių tai priklausomybių, ydų. Ir viešpas suteikia savo dvasią, kuri vienintelė gali pakeisti mūsų gyvenimą ir sunaikina, sugriauna, tai tampa jau lavonu. Mūsų gyvenime negrįžkime prie to. Tai gali būti įvairiausios problemos, ar kažkas turėjo priklausomybę nuo interneto, ar nuo žaidimų, ar kažkokių tai ydų, ar nuo besaikio kažkokį tai valgymą, ar vartojimą kažkokį. Kas tik nori gali būti. Bet Dievo dvasia sunaikina tai, ne žmogus tai gyvendina. Bet mums yra svarbu prisiminti, prie mirusio liūto negrįžkime. Ir štai ši istorija parodo, kad būtent ne pats liūtas šiuo atveju suvilioja Samsoną, bet medus. Taip, dėja, žmogus gali pagalvoti, visai gerai buvo anksčiau, saldu buvo, patiko, tai didelė problema, didelė pagunda. Negrįžkime tenai, brangieji. Ir neimkime to medaus. Medus, kuris įdėtas į lavoną, palikime jį ramybėje. Negrįžkime prie jo daugiau niekada. Taigi, apie ką, kaip dar sykį mes galime, kokiu būdu dar galime atkreipti mūsų dėmesį ir atskirti, kokios yra mintis iš viešpatės ir kokios ne. Tai yra būtent, kad mintis, kurios ateina iš viešpatės, išlaisvina žmogų iš jo priklausomybių. Labai gražiai tai pasakyta Luko Evangelijoje. Kviečiu skleisti Luko Evangeliją, 4 skyrius. Luko Evangelija 4 skyrius. Ir ten viešpats perduoda mintį. Luko Evangelija 4 skyrius, 18 eilutė. Viešpatės dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams, pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo. Kokies belaisviams? Tai aišku, pirmiausia, mūsų nuodėmių ydų, mūsų ydingų polinkių išvadavimo.
akliesiems regėjimą, siuntė vaduoti prislėgtų ir skelbti viešpaties malonės metą. Tuo pačiu atvirkščiai Luko Evangelijos 13 skyriuje galima paskaityti, kaip viešpats parodo, kad jis nori išlaisvinti žmogų. Tai yra toliau tuo pačiu mintis, kurios yra ne iš viešpaties, jos dėja sukausto žmogų laiko vergovėje. Luko Evangelijos 13 skyrius ir 16 eilutė tekstas sako, nuo 15 eilutės skaitykime. Viešpats jam atsakė, veidmainį, argi kas iš jūsų neatriša šabo dieno ėdžių savo jaučio ar asilo ir nenuveda pagirdyti? Taip, šventas raštas aišku sako, kad mes turime rūpintis gyvūnais, nes viešpats paskyrė žmogų rūpintis juo. Ir toliau 16 eilutė jis pasako, argi šios Abraomo dukters, kurią šėtonas laikė sukaustęs jau 18 metų. Taigi, mintis, kurios yra ne iš viešpaties, jos kaustų žmogų. Toliau kita charakteristika, kurią mes vėlgi galime matyti šitą istoriją su Samsonu, yra tai, kad viešpats vadovauja suteikdamas ramybę. Jeigu Samsonas nebūtų ieškojęs savo žmonos, pavadinkim, uždraustoj teritorijai, Filistinų šalyje, jis būtų turėjęs ramybę. Bet istorija rodo, kad jis jos neturėjo. Dievas nenaudoja įtampos, nenaudoja baimės, nenaudoja kažkokių tai veiksmų, kurie kelia nerimą. Ne. Kada viešpats kalba, atsiunčia, suteikia žmogui minčių, tai atneša ramybę. Taigi, svarbi charakteristika, mintis iš viešpatės suteikia ramybę. Mintis ne iš viešpatės atima ramybę. Skaitome Izaijo knygoje, irgi labai gražiai parodytas kontrastas, jeigu galim būtų taip pasakyti. Atsiskleiskime Izaijo knygą 26 skyrius, 3 eilutė. Nesvyruojantiems duodi ramybę ir teiki gerovę, nes jie tavimi pasitikė. O toj pačioj Izaijo knygoje 48 skyriuje, ten 22 eilutė sako, nedorėliai neturės ramybės, sako viešpats. Čia dar labai svarbu prisiminti, kada žmogus paskuba padaryti kažkokį tai sprendimą, kuris yra ne pagal viešpatės valią. Kartais toks žmogus sako, dabar turiu ramybę. Tačiau tai yra saviapgaulė ir apgaulė. Ką toks žmogus pasako, tai yra, kad padaręs sprendimą, dažnai skubota, nepagalvota, ypatingai jeigu tai yra prieš Dievo valią, jisai nebeturi išorinės dramos. Nieks, jokios aplinkybės jo arba jos nebespaudžia, nereikalauja sprendimą. Bet čia mums svarbu prisiminti, kad tai yra saviapgaulė. Dievo ramybė, priešingai, kaip ir mūsų viešpats sakė, aš jums palieku ramybę, kurios pasaulis neturi. Dievo ramybė neturi nieko bendro su išoriniu veiksniu, su išoriniais veiksniais, kurie yra aplink mus. Todėl mums reikia prisiminti, kad visuomet būkime dėkingi, kaip apaštalas Paulius mus moko, bet kokiose aplinkybėse. Ir išlaikykime tą viešpaties ramybę, kurią jis duoda savo žodžiu ir savo artumu. Tuo pačiu dar viena svarbi savybė, kaip atskirti mintis, kurios yra iš viešpatės, yra parašyta antrame laiške Timotiejui. Kviečiu atsiversti antras laiškas Timotiejui. Ir ten 1 skyrius. 1 laiškas Timotiejui, 1 skyrius, 7 eilutė skaitau. Dievas juk davė mums ne baimės dvasią, bet galybės, meilės ir savitvardos dvasią. Taigi, kuomet viešpats siunčia savo mintis mums, žmoguje nėra baimės. Kaip aš jau minėjau, Dievas nenaudoja baimės mus motyvuoti. Kita vertus, žmogus, tikintis žmogus, faktiškai turėtų
na, jau galima būtų pasakyti savotiškai judėti link savo baimę. Tai yra nugalėti jas Dievo dvasia, Dievo pagalba. Nes viešpas pažadėjo, irgi skaitome per pranašą Izaiją, nebijok, nes aš tave vedu, laikau už tave už rankos. Dar viena labai svarbi savybė, charakteristika, kurią mes galime taip pat perskaityti Izaijo knygoje, kaip atskirti mintis iš viešpatės ir mintis, kurios ne iš viešpatės, yra parašyta dviejose į pranašo Izaijo knygos vietose. Tai Izaijo 28 skyrius 16 eilutę perskaitysiu. Pranašo Izaijo 28:16 tekstas sako. Todėl viešpats Dievas taip kalba, štai ant Siono dedu akmenį, išmėgintą akmenį, brangų kertinį akmenį, kaip tvirtą pamatą. Kas pasitiki juo, tas nedreba iš baimės. Ir toje pačioje knygoje, Izaijo knygoje, 52 skyrius, 12 eilutė sako. Tačiau neskubėkite eidami. Izaijas rašo, tačiau neskubėkite eidami, neišeikite kaip bėgliai, nes viešpats eina jūsų priešakyje, o jūsų užnugaris Izraelio Dievas. Labai svarbi savybė, kaip atskirti, kad mintis, kurios kyla mūsų galvoje, yra iš viešpatės, yra tai, kad viešpats niekada neskubina žmogų priimti kažkokį tai sprendimą, jis pasako jam iš anksto, jis suteikia jam laiką apgalvoti, pasitarti, pirmiausia, maldoje su viešpačiu, pasitarti su Dievo baimingais žmonėmis, ištirti šventąjį raštą. Viešpaties minčių įgyvendinimui užtenka laiko. Dievas valdo laiką, bet ne laikas mūsų aplinkybės. Todėl tai mums labai svarbu prisiminti, kad kada viešpats siunčia mums mintis, mes turime laiko pagalvoti. Kita vertus, mes turime labai aišku pavyzdį ir ne vieną, kad kada šėtonas siunčia mintis, jisai skatina žmogų daryti skubotus sprendimus. Nesuteikia laiko, dažnai baimėje, dažnai sunkiose gyvenimo situacijose. Jeigu mes prisimintume labai ryškų pavyzdį apie viešpatį dykumoje. Viešpats buvo dykumoje ir tai dar viena labai svarbi savybė, kaip atskirti mintis, kurios yra iš viešpatės, kurios ne. Tai kuomet viešpats buvo pavargęs, išsekęs po pasniko, nevalgęs 40 dienų, šėtonas ateina ir kalba su juo. Aiškės, labai dažnai šėtonas kalba tada, kada mes esame pavargę, išsekę, nusilpę, fiziškai, dvasiškai, psichologiškai. Tai tokiu atveju dažnai skuboti sprendimai yra neapgalvoti ir gali kainuoti didelės sunkias pasekmes. Kita vertus, jeigu mes pamastytume apie viešpatį, kuomet Elijas bėgo, irgi ilgą laiką buvo nevalgęs, pasislėpė kažkur oloje, ką viešpats padarė? Pirmiausia, suteikė jam laiko pamiegoti ir pavalgyti. Tai yra sustiprino žmogų. Lygiai taip pat ir Naujam testamente mes skaitome po prisikėlimo, kada jau mokiniai išėjo žvejoti ir pamato ant ežero kranto kažkokią tai figūrą, giliausiai atpažįsta viešpatį, grįžta pas jį, randa, kad yra paruoštas maistas, yra iškepta žuvis. Taigi viešpats visada rūpinasi žmogumi ir teikia jam pozityves, geras mintis, kelti žmogų, rūpintis, auginti, bet neskubinti, nereikalauti svarbių sprendimų, ypač tada, kai žmogus išsekęs ir pavargęs. Ir aišku, mintis, kurios yra iš viešpaties, yra visada harmonijoje su visu Biblijos mokymu tą temą. Atvirkščiai, kada pas mus kyla mintis, kurios prieštarauja visam bendram mokymui šventojo rašto, yra ne iš viešpaties.
Dar viena labai svarbi mintis, kurią nenorėčiau pamiršti, tai yra paminėta pačioje pradžios knygoje. Ir ten, jeigu mes atsiversime 3 skyrių, pradžios knyga 3 skyrius, ir ten tekstas sako, o žaltys buvo sumanesnis už visus kitus laukinius gyvūnus, kurias viešpats Dievas buvo padaręs. Jis paklausė moterį, tikrai Dievas sakė, nevalgykite nuo jokio medžio sode. Moteris atsakė žalčiui, sodo medžių vaisius mes galime valgyti. Tik apie vaisių to medžio, kuris sodo viduryje, Dievas sakė, nuo jo nevalgysite, nei liesti, kad nemirtumėte. Bet žaltys tarė moteriai, jūs tikrai nemirsite. Ne, Dievas gerai žino, kad atsivers jums akys, kai tik jau užvalgysite ir būsite kaip Dievas, žinantis, kas gera ir kas pikta. Štai dar viena labai aiški charakteristika minčių, kurios yra ne iš viešpatės. Šėtonas visada meta iššūkį nustatytai viešpatės tvarkai. Viešpats tarė pirmiesiems žmonėms, jūs galite valgyti vaisius nuo visų medžių, išskyrus medžių gero ir blogo pažinimą. Tai buvo tvarka, tai buvo tam tikros ribos. Bet šėtono mintis, blogos mintis meta iššūkį. Pamėgink, o gal nieko neatsitiks. Lygiai taip pat ir čia, tekste, kurį mes paskaitėme, šėtonas meluoja. Ne, jūs nemirsite ir netgi parodo kažkokią tai pozityvę pusę tos nuodėmingos minties. Taigi, dar viena svarbi charakteristika, kad mintis, kurios yra iš viešpatės, jos yra nustatytos viešpatės tvarkos ir ribų rėmuose. Atvirkščiai mintis, kurios ne iš viešpatės, jos visada stengiasi pastumti į šoną, peržengti Dievo nustatytą ribą ir tvarką. Todėl mintis iš viešpatės visada atneša ramybę ir nebereikalo mūsų viešpas pavadintas ramybės kunigaikščių. Mintis, kurios ne iš viešpatės, jos atima ramybę iš žmogaus. Taigi mintis, kurios iš viešpatės teikia mums ramybę ir ten nėra baimės, mintis, kurios ne iš viešpatės labai dažnai laiko žmogų baimė. Na ir dar viena labai svarbi mintis, kurią norėčiau nepamiršti. Apaštalas Paulius, dar viena svarbi charakteristika minčių, kaip atskirti, kurios mintys yra iš viešpatės, kurios ne. Perskaitykime laišką Filipiečiams ir taip pat palyginkime su Apreiškimų knyga. Laiškas Filipiečiams 4 skyrius 8 eilutė sako, pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas teisinga, garbinga, teisų, tyra, mylėtina, giriama, apie visą, kas dorybinga ir šlovinga. Taigi, Paulius labai aiškiai parodo, kad kokios turi būti mūsų mintys. Teisingos, kas garbinga, teisų, tyra, mylėtina, giriama, dorobinga ir visiems žmonėms yra pozityvų ir pakelia. Taigi mintis iš viešpatės suteikia ramybę ir pakelia žmogų. Kita vertus, mintis, kurios ne iš viešpatės, yra taip pat paminėtos šventame rašte ir ten mes perskaitysime Apreiškimų knygos 12 skyriuje. 12 skyrius, skaitau, Apreiškimų knyga 12 skyrius, nuo 7 eilutės. Ir užvirė danguje kova. Mykolas ir angelai kovojo su slibinu. Taigi Mykolas tai simbolizuoja šventame rašte simbolizuoja viešpatį Jėzų Kristų, slibinas šventame rašte simbolizuoja šėtoną. Ir kovėsi slibinas ir jo angelai, bet jie pralaimėjo ir nebeliko jiems vietos danguje. Tai buvo išmesta didysis slibinas, senoji gyvatė, vadinamas velniu ir šėtonu, kuris vedžiodavo visą pasaulį. Jis buvo išmestas žemėn ir kartu su juo išmesti jo angelai. Aš girdėjau danguje galingą balsą sakant, dabar atėjo mūsų Dievo išganymas, galybė, karalystė ir jo Kristaus valdžia. Taigi atėjo ramybė. Ir toliau pakreipkite dėmesį, kas pasakyti, nes išmestas mūsų brolių kaltintojas. Skundės jos mūsų Dievui dieną ir naktį. Dar viena labai svarbi savybė minčių, kurias yra ne iš Dievo, tai yra kaltinimas.
čia yra labai svarbu, kad mes negyventume tomis mintimis, kurios kaltina mūsų brolius ir sesės ir tuo iš viso nereikia užsiimti. Nenaudoti tokių minčių mūsų gyvenime. Viešpats atsiuntė šventą dvasią į šį pasaulį, kuri vienintelė turi teisę kalbėti, nurodyti žmogaus nuodėmes ir aiškiai jam pasakyti, ką ir kaip reikia daryti. Mes, tikintieji, bažnyčia, esame pakviesti būti liudytojais, liudyti Dievo tvarką, liudyti Dievo įstatymą ir liudyti Dievo meilę. Tai yra mūsų užduotis. Tai, kas yra viešpatės Dievo dvasios, nenaudokime to mūsų gyvenime. Taigi, mes jau eisime į pabaigą, kalbant apie mūsų temą šiandieną. Leiskite man dar sykį apibendrinti ir sugrįžti prie svarbiausios mūsų temos minties. Kaip atskirti, kurios mintys yra iš viešpaties, kurios ne. Viešpaties mintys teikia ramybę, juose nėra baimės, mums visada yra laiko pagalvoti, jos kalba apie tai, kas teisinga ir pozityvu. Ir visada yra harmoningai suderinta su visu Biblijos mokymu to klausimu, nukreipia link dieviško tikslo, žmogaus pateisim ir šventėjimo, palaiko Dievo nustatytą tvarką ir išlaisvina žmogų. Biblija moko, kad apvalyti žmogaus širdį nuo piktų minčių gali tik tai Kristaus malonė, žmogui paklūstant Dievo valiai, kuri išreikšta viešpaties įstatyme. Taigi, pabaigai noriu perskaityti 2 rašto vietas, kurios aiškiai mums padės įsisąmoninti ir apgalvoti, kaip svarbu kiekvienam iš mūsų stebėti, jeigu galim būtų pasakyti taip, kontroliuoti, tiesiog žodžio prasme kontroliuoti savo mintis. Senajame testamente psalmė 84, 5-6 eilutės. 84 psalmė, 5-6 eilutės tekstas sako: kokie laimingi, kurie gyvena tavo namuose, visada šlovindami tave giesme. Koks laimingas žmogus, kuris randa užuovėją tavyje, kurio širdis pakeliui į Siono kalną. Tai yra, širdis tai yra simbolis šiuo atveju ir jausmų, bet taip pat šventame rašte tai yra simbolis ir mūsų mąstymų, mūsų minčių. Taigi viešpats sako, žmogus, kurio mintis yra nukreiptos į Siono kalną, tai yra Dievo įstatymai, yra laimingas žmogus. O Naujam testamente prisiminsime Mato Evangelijos 5 skyrius 8 eilutę. Mato Evangelijos 5 skyrius 8 eilutę sako: palaiminti tyra širdžiai, tai yra tyrų minčių savininkai, nešiotojai, tyrų minčių, palaiminti yra širdžiai, jie regės Dievą. Taigi, brangieji, kviečiu jūs užbaigti su malda mūsų trumpą nagrinėjimą apie tai, kodėl taip svarbu yra mintis, kaip jas atskirti, kurios mintis iš viešpaties, kurios ne. Ir linkiu, kad jūsų gyvenime būtų gražių minčių ir kuo mažiau netinkamų minčių. O dabar susikaupkime maldoje. Gerasis mūsų dangaus tėve, dar sykį mes sustojame, išreiškime tau pagarbą ir šloviname tavo vardą. Meldžiam viešpatie, priimk mūsų maldą vardan Jėzaus Kristaus, tavo sūnaus, mūsų gelbėtojo. Apšviesk mūsų protą, mūsų širdį, kad mes matytume, kurios mintis netinkamos. Padėk mums jų atsikratyti, padėk mums gyventi geromis mintimis, jas pamilti, priimti, saugoti, globoti ir gyventi jomis. Meldžiu viešpate, palaimink likusią mūsų sabatos dienos dalį, palaimink kiekvieną žmogų, kuris klausėsi, taip pat ir mūsų šeimas, saugok viešpate mūsų žmonės, mūsų šeimos artimuosius, jų mintis, kad jos būtų nukreiptos į tave viešpate. Ir padėk, kad mes gyventume vienybėje per tavo šventosios dvasios ryšį. Dėkojame Tėve už išklausytą maldą ir prašome suteik savo ramybės ir malonės ateinančiai savaitai.
ir padėk, kad mes ir kitą sabatą galėtume vėl susitikti. Dėkojame už išgirstą maldą ir atsakytą Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi, gerbiami klausytojai, dėkojame, kad jūs buvote drauge, galėjome panagrinėti šiek tiek šią temą, ji yra tikrai labai plati, bet tęsime ją toliau ir mokysimės drauge girdėti viešpatį, tai yra mokytis atskirti jo balsą, jo mintis. Linkiu jums ramybės, palaimos ir iki kito karto, iki kito susitikimo. Sudie.